Šios dienos pamoka – diapazono šablonai. Diapazono šablonai yra kelių rūšių. Jie paremti vien tik kainos judesiais bei diapazonu, kurį vienos ar kitos poros kaina nukeliauja per tam tikrą laiką. Pirmasis, apie kurį papasakosime jums, tai Londono sesijoje pasitaikantis šablonas. Be abejo, reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitus veiksnius tuomet esančius rinkoje. Tačiau pagrindinis dėmesys naudojant diapazono šablonus tai kainos judesiai bei esamas valiutų poros diapazonas. Jei per Azijos sesiją kaina judėjo aukštyn žemyn, neformuodama jokio kito techninės analizės šablono, tai turime prielaidą, jog yra galimybė diapazono modelio formuotėjai. Taip keliaudama kaina turi keisti pagrindinius dienos judesius iš vieno į kitą, darydama naujas periodo aukštumas arba žemumas. Dienos diapazono dydis taip pat svarbu įeinant. Patarsime naudoti 30-50 taškų diapazoną ir generuoti įėjimą ne vėliau kaip 2-3 valandos nuo Londono sesijos pradžios. Gražų pavyzdį matome euro ir Japonijos jenos poroje. Kaina Azijos sesijos metu keliauja žemyn aukštyn, darydama naujas aukštumas ir žemumas, tačiau neformuoja jokios konkrečios figūros. Londono sesijos pradžioje pagrindinis dienos judesys vis dar žemyn, tačiau kaina kyla. Pozicija turėtų būti atidaroma tada, kai daroma nauja aukštuma konkrečiai šiuo atveju, arba žemuma pardavinėjant. Nuostolio riba dedama keli taškai žemiau esamos dienos žemumos mūsų atveju, arba keli taškai virš dienos aukštumos, jei pardavinėjame. Kitas diapazono šablonas tai Niujorko sesijoje pasitaikantis darinys. Jis formuotė panašus į prieš tai Londono sesijoje pasitaikantį šabloną. Skirtumas tas, jog diapazonas, naudojant jį, turėtų būti didesnis nei Londono sesijos diapazono šablonas. Pavyzdyje vėl ta pati euro ir Japonijos jenos pora. Kaip matome, kaina po Londono sesijos šiek tiek padidino dienos diapazoną, padarė naują dienos aukštumą ir pradėjo grįžti. Užsakymas generuojamas 30 taškų, matuojant nuo dienos žemumos, kai norime pirkti. Tai matome mūsų pavyzdyje. Nuostolio ribos vieta keli taškai žemiau esamos dienos žemumos. Pardavimo atveju kaina turėtų grįžinėti link dienos aukštumos. Tada nuostolio riba dedama keli taškai virš dienos aukštumos. Šiandien pamoka baigta, sėkmės prekiaujant.